visą laiką, kai galvoju apie tokias šventes kaip sausio 13, matyt, yra du svarbiausi aspektai. Tai turbūt yra vienas, tai yra pagarba žmonėms, kurie atidavė savo auką už tai, kad mes turėtume tokią šventę. Ir kitas aspektas yra šventė dėl to, kad mes gavome laisvę. Tai aš labai džiaugiuosi, kad atsirado tokia akcija kaip Neužmirštuolės. Ir man jinai labai patinka, nes tai yra tam tikras modernus, sakykime, jaunimui priimtinas džiaugsmas tuo, kad tu turi laisvę. Ir aš norėčiau iš viso, kad galbūt šita akcija Neužmirštuolės, galbūt apskritai mūsų visuomenės kultūra pasiektų tokį lygį kaip tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose, kur yra švenčiama veteranų diena ir atiduodama pagarba žmonėms, kurie aukojosi dėl laisvės ir vertybių, kurios mums yra svarbios. Tai aš norėčiau, kad galbūt ta pati Neužmirštuolės akcija arba sausio 13 taptų ir savotiška pagarba žmonėms, kurie atidavė auką už mūsų laisvę, už mūsų vertybės ir kartu savotiškas džiaugsmas, kad mes tai turime ir galime tuo naudotis, galime tuo dalintis ir galime tai suteikti savo vaikams.